Vaikų darželis stotelė. Vaikų darželis. A kas čia yra? Čia yra skylė. Čia yra skylė. Aš gyvenu prie vaikų darželio. Taip vadinasi stotelė. O ką čia veikt? Nėra ką veikt. Čia nėra visiškai ką veikt. Supranti? Žinai, ane? Čia nėra ką veikt. Šitam kaimelį, čia yra kaimelis, Kremplių kaimelis. Ir šitam Kremplių kaimelyje nėra ką veikt. Kaimas. Vaikų darželio stotelė. Ai, kaip gerai. Užpiso čia mane gyvent. Šitoj skylėj. Pasiūlykit būstą. Pasiūlykit man būstą. Mieste. Užkniso man čia gyvent. Nieko nėra. Trobos ir lūšnos. Trobos ir dviaukščiai namai. Užpiso man čia gyvent. Norėčiau pakeisti vietą. Autobusas, blėt, kartą per valandą atvažiuoja. Labą dieną. Autobusas čia važinėja kartą per valandą. Kartais atvažiuoja. Autobusas čia atvažiuoja retkarčiais. Retkarčiais į šitą skylę užsuka autobusas. Retkarčiais. Supranti? Ir va tos socialinės darbuotojos, kurios mane nori uždraust mano kanalą išjungti, jos pas mane niekada nebuvo, bet viena tik tai buvo. Bet ta kita pati bjauriausia norėjo mano kanalą išjungti. Ir jinai niekarto nebuvo pas mane atvažiavus. Kaip jinai drįsta. Pažiūrėkit, kur aš gyvenu. Skylė. Ta, kuri buvo atvažiavus, ta mane puikiausiai suprato. Bet ta, kuri pas mane nebuvo atvažiavus, tai gerbiamoji, ten kreipiuosi, jūs žinot pati ką, jeigu jūs norite įsitikinti, kad mano vaizdo įrašai turi pagrindą, atvažiuokit pas mane į bendrabutį ir įsitikinsit, pas mane nėra ką veikt. Šitoj skylėj nėra ką veikt. Supranti? Šitoj skylėj nėra ką veikt. Man atrodo, aš dar ne vieno keiksmažodžio nepasakiau. O, čia kažkoks laidas. Tai va, gyvenu skylėj. Autobusas atvažiuoja kartą per valandą laiko. Aš neturiu ką veikt. Čia nėra ką veikt. Vaikų darželis. Supranti? Taip, vaikų darželis, blet, netikit, pasižiūrėkit, kur aš gyvenu. Taip. Ir aš nahui čia nenoriu gyventi. Aš norėčiau gyventi mieste, kur yra ką veikt. Čia nėra ką veikt šitoj skylėj. Nėra ką veikt. Supranti? Čia aš gyvenu kaime. Aš kaime gyvenu, supranti? Esu kaimietis. Čia yra kaimas. Aš gyvenu kaime. Ir čia nėra jokios civilizacijos. Va ta pradavaškė, žinai, užsidarė. Parduotuvė užsidarė prieš valandą laiko. Noriu pavalgyti, parduotuvė uždaryta. Supranti? Aš noriu pavalgyti, o parduotuvė uždaryta. Šita parduotuvė užsidarė prieš kažkur valandą pusantros gal. Aš noriu pavalgyti, parduotuvė uždaryta. Virtuvė už 50 metrų. Tai va. Virtuvė už 50 metrų. Man tėvas įtaisė vežimėlį. Tas vežimėlis neužvažiuoja ant borto. Tai jaučiu, man dar reikės pafilmuoti savo bendrabutį, kad jūs pamatytumėt, kaip sunku gaminti maistą virtuviai, kuri yra už 50 metrų. Kad jūs pamatytumėt, kaip ten sunku yra gaminti maistą. Turbūt man reikės šitą nufilmuoti savo virtuvę, kad jūs įsitikintumėt, jog aš negaliu gamintis maisto bendrabutį. Ir aš gyvenu skylėj, čia yra kaimas. Aš gyvenu kaime.